Niuka. Vis dėlto buvau įdėjęs šitą peiliuką į, taip, ne į aukcionus, o šiaip pažiūrėti, ką žmonės, kaip įvertins šitą peilį, kaip ką. Labai smagus, labai geras, labai aštrus. Jūs įsivaizduojat, Masamoto dinastija. Japonijoje viena šustriausių, viena geriausių laikytų Masamoto dinastijų. Masamoto, Sugimoto, ten yra tų, kaip sakant, tokių yra, kurios, bet Masamoto tai viena aukščiausių dinastijų buvusių, labiausiai vertinimų, peiliai brangiausi, kosmiškai padarydavo viską. Jie ten veikia jau gan senokai. Dinastija tai yra ne kalvis, tai yra konkrečiai linija, tėvas, sūnus, anūkas, taip toliau, skaitosi dinastija. Masamoto aukščiausia serija, tai buvo kažkas, wow, pati aukščiausia. Anksčiau būdavo net peiliai paveldėjami, neparduodami, jie parduodami labai brangiai ir toliau jie būdavo perleidžiami vaikam, anūkam, taip toliau. Šitą peilį aš pamačiau Japonijoje, iškart užsakiau. Aišku, kai gavau, buvo toks netikėtumas. Pasižiūriu, mikroplyšiai tokie. Bet tokiam Masamoto peiliui reikia kažką daryti. Čia vis dėlto Masamoto yra aukščiausia serija. Tai gražiai teko atlūpti, teko nuvalyti medieną, teko nuvalyti iš vidaus pusės geležtę visą, teko atgal išklijuoti su epoksidiniais klijais, smūgiam atspariais, kuriuos jau kelis metus naudoju, jie pasiteisinę, ten maža tubelė 30 eurų kainuoja, apie 30, kažkas 29, ten su kapeikom atrodo, labai rimti klijai tiesiog, ir jas visada naudoju peilių rankinam visur, kur reikia prie peilių. Ir ką, vis dėlto varžtelius dėjau, sugalvojau, reikia dar papildomai vietoj kniedžių varžtelius. Ir kodėl aš jų neįleidau, matote, yra įleisti, bet ne pilnai. O neįleidau todėl, kad vis dėlto jis labiau kažkas jaučiasi rankoj, nebrėžia, neduria, nes varžteliai yra apalinti. Ir kaip vienas žmogus rašė, ar čia, kad rankose laikytas kaip ten, tai taip, būtent taip, kad jis pilnumai kažkiek trupučiuką jaustųsi tie varžteliai rankose. Ir jie labai maloniai jaučiasi, jie nebrėžia, niekur nekliūna, nes jie užapalinti, bet papildomai kažkaip tokį laikymą duoda. Aišku, aš juos galėjau giliau įleisti, bet tai buvo padaryta specialiai. Ir tas žmogus pakomentavo, aš jam atrašiau taip, nusijuokė žmogus, bet tai ta mintis ir buvo būtent kaip padaryti, kad jie iškilė, kad kažkiek jaustųsi. Dirbant jie visiškai neatrodo. Beje, be galo kietas plienas. Paskui ranką nemoku paskambinti. Prilėti. Visas skamba. Taip, jūs man siūlėte Darius Ula, pasiūlė 150, galvoju, kaip nori. Na tai vis dėlto aš galvoju, kad tai yra maža kaina šitam peiliui ir liktam mano darbui. Vis dėlto nuolydis plonintas, rankinas tvarkyta, profesionaliai išgalastas, įdėta daug laiko. Taip pat čia kampuką nuėmiau, kad neįsipjautumėt trupučiuką. Sakyčiau, gundė, bet nesugundė. Tai vis dėlto įvertinkit visi jūs. Aukcione pradžia 150. Jeigu daugiau nebus siūlančių, tai sakyčiau, Darius Ula, galėsiu už tą kainą pasiimti. Bet, ta kaina man tikrai nėra patogi. Viską paskaičiavus, tai yra silpna, labai silpna. Gal net kažkiek minusinė. Bičiuliai, gero penktadienio jums. Iki.